vos ne Rusija, Kinija iš vis gauna veto teises dėl... Ką pagalvojau, kur yra praleista galimybė, nors mes čia nepainiokim dainų konkurso su politika, bet kur praleista galimybė, tai reikėjo šiemet Kanadą pakviesti į Euroviziją. Ir tai yra gili daina, ir čia kažkas bandė daryti kažkokius apibendrinimus, kad, ką jūs ten, hebra, darot, kad tokius tekstus rašot. Ir Trumpui irgi reikia jau kažkurio metu atsakyti už savo žodžius, nes jis vis sako, jeigu Putinas nenori derybų, tai aš jau pasiryžęs įvesti griežtesnes sankcijas. Vis daugėja tų konfliktų ir aišku, tos taikos jos labai reikia. Ketvirtadienio rytas, gegužės 15-oji, labas rytas, Virginijau. Sveikas. Per kamščius atsiradom savo mylimoje studijoje, bet senokai nesimatėm. Senokai daug reikalų įvykė, pas mus 3 puodeliai, nes moka backstage atsirado, kaip gyvenimas gerėja. Man niekas nepadarė tos kavos, aš irgi norėjau. Bet aš vėlavau dėl tų pačių kamščių. Klausyk, bet per tą laiką įvyko labai daug dalykų. Ir elektros kažkas neturėjo, ir popiežių naują turim, ir amžinojo atimsio išlydėjom, buvusi popiežių. Ir tarptautiniai politikoje be galo daug dalykų vyksta. Tai gal ir pasikalbėkim apie viską čia nuo pat pradžių. Kas čia nutiko Ispanijoje? Buvo elektra ir staiga visa šalis neturi elektros energijos. Kažkas neįtikėtino, ką? Įdomi, čia mes galim pratesti mūsų tą praėjusio podcast'o temą, nors iš ties tą pertraukėlę gavosi porą savaičių. Bet... mes tada kalbėjom apie tą reagavimo pasirengimą krizėms ir beje visur Europoje tas pasirengimas krizėms jis ir buvo pristatomas ne kaip, kad čia rusų raketos atskris ten, nežinau, į Amsterdamą, bet būtent stichinės nelaimės pirmiausia buvo pabrėžiamos ir galimi tie vadinamieji blackoutai, energijos tiekimo sutrikimai. Ir Ispanijoje įvyko tas iš tiesų labai rimtas energijos tiekimo sutrikimas, kur tyrimas tebevyksta. Jie lyg ir atmetė kibernetinę ataką. Taip, kažkokį įsikišimą piktųjų jėgų, ne? Taip, bet kartu aš mačiau, kad teismas yra iškėlęs bylą. Tai kaip ir pilnai nėra uždarytas tas klausimas. Aišku, kiek aš suprantu, ekspertai sako, kad įvyko šiokia tokia anomalija. Pirmiausia, tai kraštutinė dešinė visas Faraitas pradėjo rėkti, kad čia yra atsinaujinantis, nes tas paskutinės porą savaičių Ispanija labai giriasi, kad jie jau pasigamina pakankamai iš atsinaujinančių. Žinok, aš netgi turiu duomenis, 71% tą dieną pagamintos elektros energijos Ispanijoje buvo iš atsinaujinančių šaltinių, tai yra iš saulės ir vėjo. Bet ten dar ir hidro visai atominės ir hidro ir atominė ten likusi. O dujom kūrenama tik tai apie procentą kažkiek. Bet aš po to žiūrėjau kitų, nes man iš karto tada pasidarė, ir iš tiesų gali būti, tai aš pasižiūrėjau kitas šalis, nes, pavyzdžiui, Danija irgi 70% siekia, Vokietija 50% siekia ir panašių situacijų nėra buvę. Tai vienas dalykas, aišku, kad kai yra atsinaujinanti energetika ir šiaip bendrai, tie visi tinklai, jie yra daug labiau komplikuoti. Ir tas, kas įvyko, tą greičiausiai dažnių sutrikimas, tą anomaliją, jinai dar ir kodėl buvo tokia, kad atkirto Iberijos pusiasalį, dėl to, kad jis yra labai prastai sujungtas su kontinentinė Europa, šiuo atveju su Prancūzija. Jeigu būtų galbūt tos geresnės jungtis, tai gal ir nebūtų įvykę to visiško tokio blackouto. Bet vėlgi, jie atlieka tyrimą ir jie pasižiūrės į tai, kaip yra, ir mes gal sugrįšim dar prie tų priežasčių. Bet, žinai, aš nemėgstu tų, sąmokslo teorijų ir panašiai, bet mes irgi turim suprasti, ką reiškia perėjimas prie atsinaujinančios energetikos. Tai irgi yra labai didelis pokytis. Tai reiškia, kažkas tai netenka didelių dujų kontraktų. Tai reiškia geopolitinius poslinkius ir panašiai. Tai tos kibernetinės atakos, kur čia šalis giriasi 2 savaitės, kaip jie gyvena tik iš atsinaujinančių ir bum, čia tokia bausmė, aš 100% neatmesčiau, kol yra nepabaigtas tyrimas. Vėlgi, aš nenoriu eiti į sąmokslo teorijas, čia spekuliuoti, bet palaukim to tyrimo pabaigos. Bet man, žinai, kas yra įdomus kampas? Visuomenė. Ir gal iš šito kampo pasiimkim, nes visuomenėje
vyksta labai rimti pokyčiai, esant ilgam elektros energijos nebuvimui. Tai tyrimai rodo, kad 48 valandos yra tas vadinamasis tipping point, kur jau visuomenės nebegali sulaikyti, kur vyksta plėšimai prasideda, kur visuomeniai panika, jinai tada jau... Prasideda bevaldystė tokia. Absoliučiai. Jo, ir gal vienas tokių įdomesnių dalykų, tai 48 ir 72 valandos. Ir tie tyrimai padaryti, tiesą sakant, imant Pietų Amerikos pavyzdžius, aišku, modeliuojant situacijas, bet praktiškai tos 48 valandos yra kritinės. Tai pradžioj įdomu, kad visuomenė įsijungia toksai kaip... viens kitam pagalbos pirmiausia ir tą mes matėm Ispanijoje, taip, kad toks bendruomeniškumo jausmas, tas pirmasias valandas, kur ir tą matėm ten Ispanijoje, kur sustojo traukiniai viduriai laukų, ten gyvenantis vietiniai atnešė vandens, maisto, bet tada per 6-8, jeigu negrįžta elektra, prasideda panika, prasideda siaubimas parduotuvių, ta prasme, kad viską perka iš lentynų, bando užsipirkti kuo daugiau maisto. Nes neramu, natūralu, tai yra žmogiška. Tada ryšio sutrikimai, aišku, negali prisiskambinti, neveikia, prasideda ėjimas į gatves, ieškojimas informacijos ir taip toliau. Beje, negalima prisiskambinti, dėl šito blackouto buvo netgi problemų Maroke ir Grenlandijoje, pasirodo, Ispanijoje buvo tam tikri serveriai, tikrų įmonių ir patyrė sunkumų ne tik Iberijos pusėsalyje, bet ir žymiai toliau žmonės gyvenantys. Tai tada prasideda, žinai, telefono pasikrauti negali, telefonus krauniesi automobilyje, jų kaip ir panaudoti negali, bankomatai neveikia, transakcijos neveikia, tai jeigu neturi grinųjų, esi praktiškai izoliuotas ir aišku, ligoninės irgi dažniausiai jos turi tuos atsarginius generatorius, bet jos tada pradeda naudoti tik tai kritiniam dalykam, ten operacijom visą kitą, kam reikia. Ir mano duomenimis, kiek domėjausi, iš tikrųjų šitas energijos prapuolimas kainavo ir žmonių gyvybės. Ispanijoje berods 7 užgeso žmonės dėl to, kad atsijungė elektros energija, Portugalijoje 1. Tai 72 valandos laiko, kad tai yra tas irgi kritiškai svarbu, kur dažnai, kur yra reikalingi kažkokie tai aparatai, žmonėms ten ar gyvybei palaikyti, ar atlikti tam tikras procedūras, lygiai taip pat tada ten tas mirčių skaičius auga ir, žodžiu, visuomenė įsimeta paniką. Bet dar vienas, žinai, niuansas, įsivaizduok, tu tuo metu važiuoji lifte. O jo. Ačiū Dievui, aš neturiu klaustrofobijos, bet, pavyzdžiui, turiu artimųjų, kurie turi lifto baimę. Užstrigti jiems būtų labai sunku. Tai netgi dabar yra po visų šitų įvykių daug žmonių kreipiasi dėl psichologinės pagalbos. Suprantamos priežastys. Dėl to, kas įvyko. Tai aišku, įdomus tas visas reiškinys, tiek tą sociologinę prasme, psichologinę prasme. Bet kita vertus, žinai, kas labiausiai iš tikrųjų šitoje istorijoje glumina, kad mes nesusimastom, kiek mes visi esam priklausomi nuo elektros energijos, nes viską esame tam patikėję, ar ne? Mūsų ryšiai susiję su tuo, mūsų šiluma, komfortas yra susijęs su tuo, kai kažkas į darbą negali nuvykti, arba į mokyklą, ar ne, nes ta prasme tai yra elektrinis transportas. Mes esam tiek priklausomi, kad štai tokios situacijos, jos parodo, kokie mes šitoj civilizaciniai brandoj esame priklausomi nuo tokio paprasto dalyko kaip elektros energija. Tai, man atrodo, su elektra apskritai taip yra, supranti, kaip su labai daug kuo, kad mes priimam taip, kaip neginčiamą faktą. Taip, kaip duotybę kažkokią. Taip, kaip duotybę, kur nieks negali atimti ir net laikinai. Ir aišku, kai jinai yra, kai ten paspaudi tą jungiklį ir viskas veikia, tai viskas gerai, bet tik jeigu dingsta, tai aišku, prasideda tokie procesai visuomenėje ir šiaip tas, tiesą sakant, atstatymas Ispanijoje, jis, aš kaip suprantu, įvyko pakankamai irgi sklandžiai, palyginus, nes tas vadinamasis black start, kai jau nuo visiško blackouto, jis gali trukti kelias dienas ir kelias savaitės. Ten kalba apie 6-7 dienas, bet gali būti ir ilgiau. Tai tiesą sakant, jie atsistatė dar pakankamai sėkmingai. Bet dar prie tos priežasties grįžtant, tai ką aš norėjau pasakyti, kad
Ispanija panašu, kad irgi investavo labai daug į atsinaujinančią energetiką, į gamybos tuos visus šaltinius, bet labai mažai į tinklus. Ir čia gali būti irgi klausimas, kodėl skandinavų šalis ten susitvarko daug geriau, ta pati Danija ar Vokietija šiuo atveju. Todėl, kad tos investicijos lygiai grečiai eina ir į tinklus, ir į kaupimo baterijas ir panašiai, ko Ispanijoje, tiesą sakant, nėra padaryta. Ir infrastruktūra taip pat gali būti, kad nėra pilnai pritaikyta tiem pajėgumam. Tai vėlgi pamatysime. Bet čia labai įdomu, vat šitą problemą palietęs, aš dabar galvoju, reikia grįžti į Lietuvą. Čia mes turime visada tą diskusiją, kur žmonės gaminasi, keliasi savo saulės kolektorius ant stogų, bet prisijungimas prie tų tinklų yra dažnai sąlygotas tuo, kad tinklai gali tiesiog net laikyti. Aš girdėdavau tą argumentą bent jau prieš porą metų, o pati Europos Sąjunga per Europos komisiją turbūt yra išreiškusi tą tokį pageidavimą, kad kuo daugiau namų ūkių būtų autonomiški. Tai aišku, čia tam vėlgi reikalingos tie vadinami kaupikliai, baterijos, bet šitoje vietoje su elektra irgi reikia suprasti tai, kad elektra neveikia taip, kad tu kiek nori prigamini ir tiesiog paleidai tinklą ir jinai kažkur tai dingsta. Taip nėra su elektra. Tu gali pagaminti tiek, kiek tinklas atlaiko, kiek yra to vadinamo poreikio. Tai aš manau, prie šitos temos bus tikrai dar verta grįžti ir diskusijos jos yra nesibaigusios, bet tas Ispanijos pavyzdys bus pakankamai geras pavyzdys, kaip iš tiesų užtikrinti tą transformaciją ir kartu vėlgi pasižiūrėti ne tik dėl transformacijos, sakykime, to užtikrinimo, kad ji užtikrintų ne tik nepriklausomumą, ten pigią kainą vartotojų patikimumą, bet kartu ir vėl kibernetinės grėsmės kampas, kurį labai dažnai daug kas priima taip irgi pakankamai lengvai. Tas aišku keičiasi, bet šiuo atveju dėl to viso kompleksiškumo, kas yra atsinaujinanti energetika, dėl tų visų pokyčių, kibernetinio saugumo grėsmės jos yra ženkliai išaugusios. Na, tikėkime, kad Lietuva tokios negandos aplenks ir apskritai kitas Europos valstybės, nors man atrodo, kad toks atvejas nėra pirmas Europoje, berods 2003 metais buvo užgesusi Italija ir dalis Šveicarijos. Šiaip jau tokie bliokautai yra labai būdingi Indijai, Pakistanui, Indonezijai, Jungtinėse Amerikos valstijose, prisimenu, irgi buvo tokių atvejų. Bent jau JAV, kiek aš žiūrėjau pavyzdžių, tai ten viskas su stichinėm nelaimėm dažniausiai. Dažniausiai uraganai. Su stichinėm nelaimėm. Čia buvo Teksase kažkas irgi panašiai įvykė, ten viens po kito geso, bet jie kažkaip tai sugebėjo išsilaikyti. Gerai, tai nuo elektros mes tada pereikime prie tarptautinės politikos. Čia irgi vyksta be galo daug įdomių dalykų ir žinoma, mūsų visų akis yra nukrypusios į Ukrainą. Visi laukiame tos taikos, ypatingai turbūt ukrainiečiai laukia taikos, bet ji yra be galo sudėtinga ir, padiktuota tam tikrų lyderių iš vakarų, nelabai galbūt priimtina ukrainiečiams, bet o ką darysi, kai esi taip prispaustas iš visų pusių. Šį vakar Turkijoje vyksta toks ganėtinai svarbus susitikimas, tik klausimas, ar išgirsime kokių nors svarbių sprendimų, nes panašu, kad Putinas jau toliau žaidžia savo žaidimus. Tai iš to ešalono, iš tos sudėties, ką paskelbė Putinas, tai ten aš manau, kad bus dėrybos tokio tipo, negali vadinti jų dėrybomis, aš pats esu tokiuose dalyvavęs, kur tu atvažiuoji dėrėtis, o ten, sakykime, ministro netgi lygmens žmogus yra įpareigotas, pasiema lapelį, perskaito, tada tavęs išklauso, susirašo, vėl ten perskaito savo tezes, net nereaguoja į tai, kad tu pasakei. Ten keli raundai, tada sako, mums reikia pertraukos ir grįžta į kambarį ir vyksta skambutis į sostinę, tai čia mums tą pasakė. Tada jiem suspausdina tekstą, jie grįžta į kambarį, vėl ten, sakykime, kažkoks tai surėjo. Bet čia nedarybos, čia toks apsikeitimas nuomonėm. Tai aš manau, pirma apie priešistorę viso šito reikalo, nes pirmiausia, įvyko lyderių vizitas į Kyjivą, kur... Europos lyderių pabrėžti. Tai Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Lenkijos premjeras buvo. Ir aišku, jų tam bendram pranešime jie
paragino pirmiausia nutraukti ugnį. Tai buvo 30 esminis dienų. dalykas, taip, 30 dienų nutraukti ugnį ir tada, aišku, pradėti dėrybas, nes keistos dėrybos yra be ugnies nutraukimo. Ir į tai įdomu, kad Putinas sureagavo, ko jis, tiesą sakant, dažniausiai jisai to nedaro. Ir aš manau, kad čia yra šiek tiek, jis dažniausiai kaip tik mėgsta paimti ilgesnę pauzę, pradingti, viską labai ten ir nuleisti per Peskovą, ne? Kampais ten būtent patestuoti ir tada jau ten išeiti su kažkokiu tai atsakymu. O čia jisai labai staigiai sugalvojo permesti veiksmą ir aš manau, čia įtakos turi daug Trumpo veiksnys, kuris, tiesą sakant, prispaudė visus įsivelti į tokias varžybas, kas labiau nori dėrėtis. Kad parodyti Trumpui, kad aš labiau noriu dėrėtis, aš esu pasiryžęs, nes tas ir Zelenskio po to tokio, sakykime, keisto susitikimo su Trumpu, kur ten Vansas nutrūkęs buvo totaliai ir ten provokavo tą Zelenskį, atsimenam tą ovaliajam ofise, kas vyko, tas klausimas, kur dabar dažnai iškelia, kai žmonės sustinka su Trumpu, kai jie nevilki kostiumo, tai ar tu turi bent jau tą kostiumą. Tai nenukrypstant, bet po to labai daug buvo tokių klausimų, kad būk tai Zelenskis yra nepasiryžęs. Ir Zelenskis tada labai daug investavo, jo komanda parodyti, kad mes esam pasiryžę. Aišku, tai kad nėra, sakykime taip, Ukrainos kapituliacija. Ir čia labai svarbu atskirti du dalykus. Kas kartais atrodo iš šono žvelgiant. Būtent, kad spaudžiama Ukraina bet kokią kainą ir jeigu tai pasižiūrėti sąlygas, tai yra tik tai ukrainiečių koncesijos šiuo atveju, o iš rusų tai nelabai ko ir prašoma. Tai šitoj vietoj įsijungia tas veiksnys, kad parodyti, kas labiau yra pasiruošęs ir kad atviras yra tom dėrybom. Ir aš manau, čia ir buvo ta Putino reakcija, kur Zelenskis, tiesą sakant, netgi atsiminus jo kampaniją prezidentinę, kur jisai pakvietė Porošenką į stadioną, tas toksai žymusis kvietimas į stadioną, surenkim debatų stadione, kur ten Porošenka irgi galvoja porą dienų, tada sako stadionas, tai stadionas sustinkam ir aišku, ten viens ant vieno, Zelenskis yra, aš manau, kad vienas... Žanro klasikas jau galima sakyti. Absoliučiai, vienas geriausių įeiti į rolę ir panašiai. Ir čia, aišku, Zelenskis žiauriai gerai priėmė tą kamuoliuką Putino atsiųstą, kad tvarkoj, sėdam ir kalbamės. Nes, kur aš manau, kad Putinas prasiskaičiavo šitoj greitoj reakcijoj, kad Zelenskis nebijo su niekuo kalbėtis viens ant vieno. Jeigu jis nepabėgo iš Kyjivo, tai čia šioje vietoj ten kažkoks, tai žinai, ten Putino kvietimas čia davai dėrėkimės be jokių ten iš ankstinių sąlygų, kas aišku čia yra pilnas melas, bet susitikim Stambule, tai Zelenskiui čia yra auksinė proga ir jisai tą iš karto pademonstravo, atsakydamas, kad aš būsiu, ir jis beje vyksta dabar į Ankarą, jisai vis tiek susitiks su Erdoganu, pasikalbės ir tai irgi bus tokia žinutė ir Trumpui ir visiems kitiems, kad aš esu Turkijoje, tai o kur jūs? Bet gerai, Virginijau, žiūrėk, bet kas iš to, kad įvėlė, atrodo, Donaldas Trumpas, sumaniai ar nesumaniai, čia jau vėlgi labai sunku apie Trumpą, kalbant ir vertinant jo veiksmus, šitos žaidėjus į, savotiškas varžytuvės, kaip tu sakai, ar ne? Bet rezultato, tai turbūt, kad nelabai mes čia matysim. Čia rezultatas greitas ir turbūt yra neįmanomas. Ypatingai, mes nepamirškim to, kad ta pradžia Trumpo, buvo tikrai blogiausia įmanoma, ko mes tikėjomės, kur labai daug buvo tokių rusiškų naratyvų, kur buvo tas labai sudėtingas susitikimas su Zelenskiu ir ką ukrainiečiai padarė, tai jie tiesiog, nusprendė, mums reikia žingsnis po žingsnio grįžti į tą žaidimą ir ką ir Europos lyderiai pabrėžė, kad ta taika yra neįmanoma be Jungtinių Amerikos valstijų. Tai aš manau, kad čia yra dabar toks ilgas procesas, bet Jungtinių Amerikos valstijų grąžinimas ir parodimas jiem kokia yra iš tiesų situacija. Tai galima teikti, kad dabar Zelenskis jau su Trumpu žaidžia? Ne, tai jis privalo, sakykime, taip žodis žaidžia, dirbti su visais. Ir aišku, be Jungtinių Amerikos valstijų ta taika yra sunkiai įmanoma, bet įdomiausia čia dar yra aspektas, kad Putinas savo spaudos konferencijoje paminėjo, kad
kodėl grįžtam į Turkiją, į Stambulą, todėl kad Stambulė ir vyko jau taikos dėrybos, kai tik tai karas kaip ir prasidėjo. Turkija laikosi tokios pozicijos, kad bendrauti ir su Rusija, ir su Ukraina, ir su visų pasauliu. Tom pirmom savaitėm. Jo, ir aš manau, kad turkai ne vieną kartą parodė, kaip reikia su rusais kalbėti. Kai tu pasakai, kad jeigu skris lėktuvas, mes jį numušim, ir rusai tada pakelia naikintuvą ir skrenda, tai tu numuši jį ir tada sakai, va, susirinkit. Tai... Ir beje, lėktuvai, kurie per mūsų teritoriją skrenda į Maskvą, dažniausiai yra turkų. Ir tai irgi yra įrodymas, kaip jie sugeba laviruoti. Tai yra vis tiek NATO valstybė, bet dabar nepabėgant per tolį į Turkiją, aš noriu grįžti. Tai Putinas paminėjo, kad Stambulas, todėl kad mes ten kaip ir pradėjom tas dėrybas ir jų nepabaigėm. Ir internetas yra visagalis ir rankraščiai nedega. Ir ten yra draftas. Ir jį nesunku yra susirasti, yra draftas tos taikos vadinamosios, kurią rusai siūlė ukrainiečiams. Bet tada situacija buvo visiškai kita ir čia irgi mane šiek tiek suneramino, nes Vitkofas sako, kad galima būtų atsispirti nuo to Stambulo akordų, kur ten sąlygos yra visiškos Ukrainos kapituliacijos. Absoliučiai Ukrainos kapituliacijos sąlygos ten į vieną pusę, kad tai yra neutrali valstybė, kad vos ne Rusija, Kinija iš vis gauna veto teises dėl bet kokio, sakykime taip, dėl net karinių pratybų Ukrainos teritorijoje. Ukraina negali stoti į jokius alijansus ir taip toliau. Rusų kalbos teisės visos atstatomos. Tada, aišku, Ukrainos kariuomenė, tai net į tą prieškarinį lygį, jinai ten yra mažinama keliais kartais. Tai šiaip internete yra tas, mes gal pasidalinsime irgi linkų. Tai mane neramina, nes nuo to atsispirti ten yra situacija tokia, tam taikos sutarime, kai rusų kariuomenė buvo jau prie pat, sakykime, Kijevo. Dabar situacija yra iš esmės pasikeitusi, kai Ukraina atkariavo daugiau nei 50% užimtų teritorijų. Tai šiuo atveju aš norėčiau tikėti, kad ir amerikiečiai irgi reflektuos į tą situaciją ir nereferuos netgi į tą dokumentą, kuris, kaip sakiau, jis tik tai įpareigoja Ukrainą. Bet gerai, klausyk, bet šiandienos šio vakaro susitikime, ar ne? Ar gali įvykti kažkokie tai rimti sprendimai, jeigu deleguojamas kultūros ministras, technokratai, iš esmės Kremliaus technokratai? Aš labai sunku man prognozuoti. Aš manau, kad tai bus toksai, sakau, tezių paskaitimas, apsikeitimas nuomonėm, bet esminis dalykas... Bet ar tai bus postumis bent žingsnelis link realios taikos? Tai pirmiausia... Nuomonių kažkoks galbūt apsikeitimas gal ir turės reikšmės, bet jeigu kad tai būtų rimtos dėrybos, vis tiek aš manau, kad turi viskas prasidėti nuo ugnies nutraukimo. Kol nėra nutraukta ugnis, kol tebevyksta kariniai veiksmai, tai... Bet tas gali būti pasiekta šį vakarą? Nemanau. Vėlgi, labai blogas darbas yra būti prognozuotojų, bet aš kažkodėl tai nemanau, nes aš manau, tas ir Putino veiksmas, jis iš karto atmetė ugnies nutraukimą, tai man suponuoja, kad jie nėra pasiryžę ugnies nutraukimui ir žinant Rusijos mąstymą, tai ten tie kariai, kurie yra jau paleisti, tai jie ten jau yra nurašę. Galim daryti prielaidą, kad Eurovizijos pusfinalis bus įdomesnis negu tas susitikimas Ankaroje. Eurovizijos pusfinalis bus aišku, pritrauks daugą, nes jame bus Lietuva. Bet aišku, kad vis tiek iš to susitikimo kažkokias išvadas darysis ir amerikiečiai, ir Europos Sąjunga, ir gal pabaigai, kodėl vis dėlto dar Putinas taip greitai reagavo. Aš manau, dar viena priežastis buvo taip parodyti Trumpui, kad jis yra atviras ir kad jis neblokuoja taikos, bet antras, tai aš manau, kad jis bijo sankcijų, apie kurias jau kurį laiką kalbama. Ir Trumpui irgi reikia jau kažkurio metu atsakyti už savo žodžius, nes jis vis sako, jeigu Putinas nenori derybų, tai aš jau pasiryžęs įvesti griežtesnės sankcijas. Ir dabar europiečiai, būtent Europos lyderiai Kijeve, jie irgi paskelbė, kad yra pasiruošę žengti žingsnį dėl griežtesnių sankcijų. Tai šioje vietoje aš nemanau, kad tai galėjo būti toks jau visiškai lengvas blefas, kurį taip
taip lengvai Putinas paėmė ir atsakė į jį. Tai aš manau vis dėlto yra paruoštas sankcijų paketas šiuo atveju, kuris liečia dujas ir naftą ir ypatingai transakcijas doleriais, kas aišku Rusijai skaudėtų labai smarkiai. Kaip ten jie be bandytų vartytis ir kalbėti apie tai, kad jų ekonomika ten procentų kažkokių paaugo, tai žinai, yra statistika ir yra dar ir rusiška statistika, kuri yra didžiausias įmanomas melas, tai aš tuo netikiu, tai yra tiesiog neįmanoma, žiūrint visus faktus, tai sankcijos vis tiek veikia, gal ne tiek, kiek mes aišku norėtume, bet jos veikia. Jos veikia kaip ta, žinai, lėtai užsitraukia ant jų kaklo ir čia dabar dar vienas toksai smūgis, jiem atvirkščiai, jie norėtų laisvinti sankcijas ir jie matė, kas įvyko, koks buvo optimizmas, kai čia Trumpas pradėjo kalbėtis, kai čia kažkokios dėrybos. Kainos, pavyzdžiui. Būtent, bet ir rinkose, koks jo optimizmas iš karto, kokios investicijos į Rusiją. Aš ten įstikinęs, kad ten ir oligarchai vietiniai ir panašiai, yra spaudimo. Tai jiem reikia, kad sankcijos laisvėtų, o ne dar labiau jos spaustų. Bet gerai, mes čia iš tikrųjų ir Lietuvos žiniasklaidoje labai daug straipsnių esame matę jau prieš keliarius metus, kad tuoj Rusija žlugs, bet kaip nežlunga, taip nežlunga. Savotiškas autarkijos modelis pas juos lyg ir veikia. Aš galėčiau labai žiauriai išsireikšti, bet nenoriu čia mūsų podcast'o, sakykim taip, negražiai žodžiais apdrabstyti, bet, Rusijos visuomenė yra pripratus gyventi šia. O ta mažytė visuomenės dalis, kuri gyvena geriau, jie puikiai supranta. Ir gyvena jų sąskaita? Būtent, jie gyvena tą valstybės vadinamąją sąskaitą, turėdami ten privilegijuotą prieigą prie kažko. Tai jie irgi negali labai smarkiai pasišakoti prieš tą režimą ir viskas. Ir situacija yra visiems labai gera. Jeigu reikės, tai Putinas padarys. Jam tai visada veikia labai gerai, tie parodomieji teismai. Tu nepatenkintas kažkuom. Prašau, tarnybos ateis ten ir kaip patys rusai sako, visi, kas dabar būtų suimti ir sėdėtų, žinotų, už ką sėdi. Taip, iš tikrųjų, mes kartais labai daug kalbam apie Rusijos visuomenę, kodėl jie neišeina, kodėl neprotestuoja, bet turbūt reikėtų čia ir mums patiems prisiminti mūsų pačių tą LTSR praeitį, kur vieni žmonės buvo drąsesni, bet turėjo sankcijų, kiti tam nepritarė, bet tiesiog dirbo savo kasdienį darbą, gyveno gyvenimą, bet kai atsirado sąlygos, visi išėjo į mitingus ir visi tam pasakė griežtą ne. Tai turbūt ir su Amerikos visuomenė galima panašių įžvalgų turėti. Kurgi ta pilietinė visuomenė, kai Trumpas išdarinėja tam tikrus dalykus, grasina Kanadai, žada pasiglemžti Grenlandiją ir panašiai. Bet man, žinai, dar šiek tiek grįžtant prie tos pačios temos, įdomus kitas aspektas. Vladimiras Putinas, mes jį galime tikėtis pamatyti, pavadinkim tai, priešo teritorijoje NATO valstybėje ar ne? Aš manau, kad šiuo atveju... Ne, nes jis turėtų suimti ir į Hagos... Kodėl Putinas nevyksta į Turkiją, nes kaip ir galioja jam tarptautinė teisė, ar ne, šiuo atveju. Ir Turkija lyg ir yra paskelbusi, kad nesuimtų, bet o kas ten gali žinot? Man atrodo, jisai pasiekęs tokį diktatoriaus lygį kaip Stalinas, kuris labai buvo įtarus, bijojo visko ir dabar turbūt... Tai dėl šito aš net nebejoju, dėl tų fobijų jų tik tai daugėja, bet aš manau, kur yra turbūt, kodėl Putinas gerbė Erdoganą, nes Erdoganas šioje vietoje ir kodėl šiaip Putinas, pažiūrėk, jisai gerbė tuos autoritarus diktatorius, nes jis žino, kad jie laikosi žodžio. Jie ten jau yra 20 plus metų valdžioje. Atsiprašau už išsireiškimą, savos panetkės diktatorių. Tai absoliučiai taip. Na ką, tai stebėsim, žiūrėsim, kitose savo laidelėse būtinai aptarsime. O dabar pereikime prie kitos temos, kuri be jokios abejonės turbūt irgi prikaustė mūsų visų dėmesį. Labai simboliška, kad Velykų pirmadienį išėjo popiežius Pranciškus, ar ne? Ir tikrai turbūt mano tokiu giliu įsitikinimu vienas turbūt reikšmingiausių popiežių mūsų epochoje, popiežius reformistas, labai drąsus žmogus, atsukęs bažnyčią į tuos sluoksnius, kurie labai dažnai buvo pamiršti, ignoruoti ir netgi dėl tam tikrų politinių sumetimų tiesiog ignoruojami žiniasklaidos.
tau pačiam teko susitikti su popiežium Pranciškum? Man teko dalyvauti jo mišiose čia Lietuvoje, Kaune, bet tokio asmeniško susitikimo nėra buvę, bet jeigu tu galėtum išskirti, sakykime, taip, jo tą unikalų bruožą, nes tu tai pasakei, kad jis buvo vienas tokių įsimintiniausių, aš sakyčiau, kad yra tiesos, bet mes turėjome prieš tai Joną Paulių II, kur aš manau, kad tai vis dėlto mes, aišku, dar buvom labai maži, jauni ir gal netiek pamenam. Aš jį prisimenu, jo vizitą Lietuvoje. Bet vis tiek, aš manau, kad tai buvo labai įspūdingas popiežius, labai daug padaręs. Tai Pranciškus gal labiau tiko, sakykime, taip dabartiniam laikmečiui, palyginus su Benediktu XVI, kuris buvo prieš tai. Bet jeigu tu išskirtum, sakykime, taip, bet jo tą vieną bruožą, kuris tau padarė įspūdį, koks tai būtų? Absoliučiai, tai prasme, elitizmo atsisakymas ir ėjimas į žmonės. Ėjimas į žmonės, kurie būtent yra tose, pavadinkime taip, elito užribiuose. Ir prisimenant visą tą migrantų jo labai tokį geraširdišką atvirumą, ar ne, migrantams žmonėms, kurie ten per Viduržemio jūrą bando patekti ir kovoti už tą geresnį gyvenimą ir kur sukėlė labai daug galbūt ir tokio nusisukimo iš giliai tikinčių žmonių, kurie save galbūt labiau susitapatina su politinė dešinė, ar ne, su žmonėm, kurie vargsta, kapitalizmo, laisvosios rinkos, neoliberalizmo kritika, tokios absoliučios monarchistinės prabangos Vatikane atsisakymas. Tai darė įspūdį, tai tikrai darė įspūdį. Kita vertus, jisai ir nevengia nepatogių temų. Tas pats santykis su LGBT bendruomenė, sakė, kas aš toks, kad aš teisčiau. Ir jo, ta sinodinė veikla bažnyčioje, tikrai, bent jau man, tokiam, sakyčiau, nepraktikuojančiam katalikui imponavo. Jo labiau, kad aš esu šiek tiek labiau save priskiriu tokiam kairiosiom pažiūrom, tai man tai darė tikrai didžiulį įspūdį. Tai aš kaip nustebinsiu praktikuojantis katalikas, tai aš pasakysiu, kad man didžiausias įspūdis vis dėlto buvo tai, kad man tai buvo obvious dalykas, bet galbūt trūko to pabrėžtinumo, kad bažnyčia yra atvira visiems. Ir ypatingai... Tau pritrūko to, ar ne? Nepritrūko. Iš šito popiežiaus, būtent iš šito popiežiaus tas buvo labai aišku. Ir aš sakyčiau, anksčiau man galbūt to trūko, nes kaip tik bažnyčia yra tiems ir religija, jinai moko, kad kai tau yra labai gerai, tai nepasikelk per daug, bet kai tau yra labai blogai ir tu paklydai, tai tau turi padėti rasti, grįžti į kelią, į visuomenę ir panašiai. Tai va čia turbūt, man atrodo, jo ta žinia buvo labai svarbi, kad bažnyčia yra atvira visiems, mums tokiems, kokius mus Dievas sukūrė. Ir Dievas priims mus, ir Dievo namai mus priims. Ir čia buvo labai stipri jo žinia ir žinutė. Bet naujasis popiežius, Leonas XIV, taip? Taip, amerikietis, nors Peru sako, kad jau dabar jis labiau perujietis ir turi Peru pasą. Kaip manai? Robertas Francis Prevostas. Taip, čia beje įdomu, nes visada dažniausiai žmonės nežino tų vardų, pavardžių. Kaip manai, jisai tęs Pranciškaus tą pramintą kelią, tokį, kaip sakiau, tos bažnyčios atviros visiems, ar turės kitokį braižą? Aš manyčiau, kad jau nuo pirmųjų jo žodžių, kai jisai pasirodė po konklavos Švento Petro bazilikos balkone susirinkusiems žmonėms ir kai akcentavo taikos ir taip pat bažnyčios atvirumo, atidavė pagarbą išėjusiam amžinatilsį popiežiui. Manau, kad bus daugiau tęstinumo, negu kad kažkokios naujos krypties, bet man susidarė įspūdis bent jau iš pirmųjų jo pareiškimų, kad tai bus labiau diplomatas, taikos
sekėjas, galbūt bandyti susodinti ir tuos žmonės, kurie galbūt kitokią nuomonę turi tam tikrais klausimais, bet tas bendras vardiklis bus sugyvenimas su visais. Taigi to sinodiškumo irgi turėtų būti jo pontifikate. Dar sunku labai sakyti, tai yra labai nauja, šviežia, bet pirmas įspūdis bent jau man asmeniškai yra labai geras. Tai aš irgi tikiu, kad bus, tiesą sakant, tęstinumas ir šiaip į konklavą labai didelę įtaką konklavai turi, sakykime, taip, popiežius, nes jisai juk skiria kardinolus ir jisai gali matyti, kas bus 80, kas nebus gal 80 ten ateinančiais metais ir kas plius minus balsuos ir kokie tai yra žmonės. Tai ta didelė įtaka turi, kaip atrodys konklava ir ar bus tas idėjų tęstinumas ar ne. Ir aišku, visada tas rezultatas jis būna labai netikėtas. Dažniausiai ten būna vienas kitas favoritas, bet... Taip, tos prognozės, kurios ten sklandė visuomeniai, žiniasklaidai, iš esmės nepasitvirtino. Nesurenka tų reikalingų balsų ir tada jau ieškoma kompromisinė figūra, bet šiaip, tiesą sakant, čia įdomus buvo tas faktas, kad norėjo bažnyčia parodyti, kad jinai yra vieninga ir aš manau, tą pavyko padaryti. Ta vienybė žinutė irgi buvo aiškiai išsiųsta, kad nėra susiskaldimo. Kad nėra ten tų skirtingų labai kelių, nes buvo kalba, kad yra tas galbūt grįžimas prie to labiau konservatyvaus kelio jo, ar vis dėlto tas tęsimas to kelio, kurį pradėjo popiežius Pranciškus. Taip, tai aš manau, čia irgi signalas buvo pasiųstas labai labai aiškus, bet grįžtant prie naujojo popiežiaus, aš suprantu ir kas mane šiaip labai gerai nuteikia, nors prancūzai sako, kad jie visada išsirenka gerą prezidentą, bet didžiausia jų problema yra Versalio rūmai. tai čia šioje vietoje, kalbant apie naująjį popiežių, irgi tos, sakykime taip, žinios, tas jo profilis, kad jis yra labai toksai žmogiškas, toksai down to earth, kaip yra pasakymas ir iš Peru tas yra ir mes matom tų įvairiausių video, kur jisai dainuoja, jis yra didelis, beje, Čikagos White Sox fanas, beisbolo komandos nekartą yra matytas ir su beisbolo kepurėlė, ir su marškinėliais. Tenisą mėgsta visur, kur gali, vežiojasi raketę ir jis taip tenisą, kaip aš suprantu, priima kaip tokį nusiraminimo, apmąstymo ir panašiai sportą. Tai, bet ir šiaip tas toksai ėjimas į žmonės, bendravimas su žmonėm, ko beje pasižymėjo ir prieš tai buvęs popiežius Pranciškus, kad jie tose savo misijose, tie buvo tikrieji misionieriai, kurie ne tik, sakykime, taip matė iš to bažnyčios aukštumų žmonės, bet jie ėjo gatvėje, kalbėjosi, bandė atversti žmonės ir panašiai. Ir aš manau, kad tai yra tikroji ta misija, tas tikrasis pašaukimas, kaip man bent jau atrodo. Ir tas suteikia labai daug vilties. Bet ar tau netrodo, kad su popiežium Pranciškum ir tikėtina dabar su bent jau stebint jo pirmąją komunikaciją Leonu XIV, Vatikanas bando grįžti į aktyvią užsienio politiką ir šis konklavos rezultatas, kai amerikietis tampa popiežiumi, yra šioks toks akibrokštas Donaldui Trumpui, visam tam Trumpistanui, magai, bandyti parodyti, kad, žiūrėkit, ta prasme, galingiausias žmogus nebūtinai yra Donaldas Trumpas, gali būti ir kitas amerikietis galingas. Ir tam tikra prasme tai yra savotiška netgi priešprieša tam, ką kalba Donaldo Trumpo aplinka ir ką bando sakyti ta naujoji bažnyčia. Ir įdomu, kad jisai šiaip buvo labai kritiškas ir J.D. Vance'o ir panašiai. Ir žinai, magai jie mėgsta ištraukti tą bažnyčios kampą. Taip, ir labai manipuliuoti. Bet jie labai selektyviai tą daro ir ten bando tą tokią religiją ištraukti labai selektyviai. Vat ką aš ir sakiau, kad, žinai, tu esi vertas Dievo malonės, tu nesi ir nusprendžia, žinai, kažkoks tai maga fanas. Tai taip nėra, taip neveikia nei religija, nei bažnyčia. Tai šiuo atveju aš irgi manau, kad čia yra labai stipri žinia ir jisai, kaip sakiau, yra labai smarkiai pakritikavęs tam pačiam X, Twitteryje, tą patį J.D. Vance'ą. Tai šiuo atveju aš manau, kad tai yra tikrai stipri žinia ir beje, jisai yra irgi išaugęs toj tokioj
tikrojoje Amerikoje, kur Čikagoj. būtent, bet jo ta kaiminystė tokia buvo multikultūrinė, kur ir Lenkų imigrantai, ir Italų, ir panašiai. Tai šiuo atveju... Gal net lietuvių. Galbūt, beje, Čikaga tikrai turi pakankamai turtingą bendruomenę. Tai šiuo atveju jis ateina tikrai iš tokios paprastos darbininkų šeimos. Tai aš manau, kad jam tas, aišku, suteikia labai daug tos tokios, pasitikėjimo ir vilties. Kaip bus, matysim, nes tiesą sakant, popiežius Pranciškus į Argentiną negrįžo. Tapęs popiežiumi. Ir jo viena pagrindinių priežasčių, tai būtent tas buvo politinis elitas. Taip. Kur labai smarkiai nesutiko. Tai labai irgi įdomu, žinai, tas aspektas, būtent bažnyčia rodo savotišką pavyzdį, į tokią, galima sakyti, vieną kryptį nukrypusiam politiniam elitui. Nes, jeigu mes dabar pasižiūrėsime į tam tikrą politinį elitą, tai popiežius Pranciškus buvo lyg atsvara savo vertybinėmis nuostatomis, savo orientaciją tiem žmonėm, kurie sukoncentravo galią. Paimkim tuos pačius minėtus, ar Donaldą Trumpą, ar Vladimirą Putiną, ar Erdoganą, ar Netanyahu. Visi atrodo tos pačios kartos žmonės, ar ne, bet skirtingos vertybės, skirtingi poliai. Ir bažnytinis lyderis, katalikų bažnyčios lyderis demonstruoja savotišką pavyzdį ir atsvarą visam tam, kas vyksta ir griūna lavina ant to, kuo mes tikėjom ir ko dabar, atrodo, išsižadam. Tai matysime, kaip bus, aišku, nepamirškim, kad bažnyčia yra irgi institucija ir naujajam popiežiui jis negalės, sakykime, taip, turės institucinių tų apribojimų ir įvelti, sakykime, taip, visos bažnyčios į ten kažkokį, tai, sakykime, taip, diplomatinį konfliktą jis irgi negalės. Tai matysim, aišku, manau, kad visi tikimės tos aktyvesnės rolės, ypač iš jo tos pirmosios kalbos ir jisai sekmadienį bus jau iššventintas, vėlgi išgirsime jį kalbant, bet pirmoji kalboje daugiausiai buvo paminėtas žodis taika. Tai manau, kad jo ta misija irgi, mes jau pabaigėm tą dėrybų Stambulė temą, bet mes matome, kad pasaulyje yra daug dėja vis daugėja tų konfliktų ir aišku, tos taikos jos labai reikia ir čia bažnyčia gali turėti aktyvią rolę. Ir aš dar labai norėčiau, kad Leonas XIV išsaugotų dar vieną dalyką, kur popiežius Pranciškus buvo, galima sakyti, pionierius. Jis turbūt pirmą kartą prabilo apie klimato kaitą ir sukeliamus iššūkius visai žmonijai, visai civilizacijai. Jo enciklika Laudato Si aš labai rekomenduočiau perskaityti visiems, kas domisi politika, nes tai irgi yra tam tikra prasme deklaracija, orientacija į tam tikrą iššūkį, su kuriuo mes turbūt neišvengiamai susidursime ateityje šalia to, kas vyksta politiniu lygmeniu, šalia tų konfliktų, šalia tų diskusijų dėl vertybių. Mes turbūt ateityje labai dažnai linksniuosime ir šią temą. Gerai, tai ką? Tai gal dabar pereikime prie smagesnių temų. Ketvirtadienio vakarą, ką veiksi? Ar patirsi katarsį? Aš manyčiau, kad taip. Žinok, aš esu be galo laimingas, kad Lietuva šiais metais išsiuntė būtent tokią grupę, tokią dainą ir parodė, kad mes esame tikrai labai universalių kūrėjų bendruomenė, visuomenė, galinti užauginti visokios muzikos talentus. Man, pavyzdžiui, Katarsio ta daina Tavo akys yra vienas geriausių muzikinių kūrinių, kuris galėjo reprezentuoti Lietuvą. Labai daug kritikos girdim, matom, kad čia yra radijo stotis, kai kurios nelabai groja. Aš kaip esu visiškas diletantas ir klausau visko ir taip toliau, tai man yra sunkiausia daina iš pastarųjų metų. Mes su vaikais mano žiūrime Euroviziją ir jie pradėjo ją, sakykime, žiūrėti nuo The Roop ir yra ten didžiausi fanai ir netgi Luktelk ten abudu dainavo ir panašiai. Tai šita man asmeniškai daina, aišku, aš labai sergu ir aš labai didžiuojasi, kai mes važiuojame Euroviziją ir dainuojam lietuviškai, kad mes nebeturim to
Jeigu daina gera, matai galas, galim dainuoti ir angliškai, bet aš didžiuojuosi tuo, kad mes dainuojam lietuviškai, kad mes nebeturim to komplekso, kad man reikia įrodyti, kad aš čia moku tą anglų kalbą. Jau visi žino, kad mes mokam tą anglų kalbą, nieko čia nebereikia įrodinėti ir aš labai džiaugiuosi, kad čia ta nauja karta, jie nekompleksuoja atvažiuoti ir bam, dainuojam lietuviškai. Tai aš dėl to džiaugiuosi, bet man asmeniškai, kaip, sakykime taip, muzikos ekspertui, tai yra žiauriai sunki daina ir aš jiem aišku linkiu kosminio rezultato, bet nežinau, kaip ten bus. Man asmeniškai labai patinka prancūzų daina. Šiaip man paskutiniais metais prancūzai labai gerai varo ir tos dainos stiprios ir man patinka prancūzų kalba ir šiemet beje net... Pats kalbi prancūziškai? Labiau apsimetu nei kalbu. Tai šitą, bet stengiuosi išmokti žingsnelis po žingsnelio. Bet ar vis dar prancūzų kalba yra diplomatinė kalba, kaip anksčiau turėjo tokį statusą, tarkim, Europos parlamente? Sakyčiau, labai anglų kalba. Aišku, prancūzai kalba prancūziškai, frankofonai kalba prancūziškai, bet anglų kalba, bet ten kokie italai, tai jie kalba tik itališkai, arba ten ispanai, jie kalba tik ispaniškai ir ten kaip nuostabu gyventi Europos Sąjungoje. Su vertimu, taip. Tai šiemet, bet žinai ką, šiemet 6 valstybės turi ten ar prancūziškas dainas, ar su prancūziški žodžiai dainuose, net Australija tą turi. Ir žinai ką pagalvojau, kur yra praleista galimybė, nors mes čia nepainiokim dainų konkurso su politika, bet kur praleista galimybė, tai reikėjo šiemet Kanadą pakviesti į Euroviziją. Prie viso to Trumpo, žinai, geras kontekstas. Ten 51 valstybė, čia bla bla, o mes, europiečiai, bum, atsiveriam, vis tiek Australija. Bent jau Kvebeką. Kvebekas galėtų būtent prancūziškai padainuoti, bet pakviesti Kanadą yra praleista galimybė. Tai man patinka prancūzai, man labai patinka italų daina. Stipriai. Ir šiaip tokia, kur aš manau, kad, žinai, visada būna tos porą dainų, kurių dar po to gali po Eurovizijos klausytis mašinui, tai italų daina yra tikrai ta. Bet mano vaikai tai pasiskirstė, mano dukrai, aišku, patinka estas su espresso macchiato, bet jis ten kavai dainuoja, o jeigu tu ryte nori geros nuotaikos, tai man vis tiek švedai ir mano sūnus palaiko švedus, kurie nuo 99 metų nebuvo su švedų kalba daina, nes jie visada tą rašydavo eurovizinį popsą. Kas yra įdomiausia, jie yra iš Suomijos. O jie yra komikai iš Suomijos, taip, jo. Bet daina tikrai iš karto nuotaikėlė, tu kai ją įsijungi, nuotaikėlė iš karto pakelia. Tikrai labai puikus muzikinis kūrinys ir labai geras išpildymas. Ir tai turbūt galima irgi mums pasimokyti, kad kartais šalis, kurios yra, vadinkim, vienos kalbos, ar ne, ir yra šalis, kuriuose vyroja kelios kalbos, o sugeba surasti tokių vardiklių ir dainuoti apie pozityvius dalykus, o ne apie kažkokius konfliktus, ar ne. Tai šiuo požiūriu, ta prasme, Suomiai labai džiaugiasi, kad jų švedakalbiai Suomiai atstovauja Švediją ir dainuoja apie suomišką dalyką sauną. Wow. Jo, bet suomių tai daina šiemet vėl tokia. Praeitą kartą ten tas buvo įdomus performances, ten tas Windows 95. Taip, praėjusiais metais. Dabar ta mergina, kur 69 Eurovizija ir man atrodo, jinai literally viską ir priėmė taip. Tai nežinau, bet pasilgom suomių stipresnės muzikos. Man vienas iš įspūdingiausių Eurovizijos laimėtojų yra Lordi. Na taip. Kur taip, žinai, topinius tuos laimėtojus, jeigu tu vardintum, tai mes irgi tada įspūdingai pasirodėm, nes tais metais buvo We Are The Winners 6, o Lordi laimėjo, bet, kosminis, visom prasmėm. Taip. Ir iki šiol mes prisimename. Ar mes prisimename serbų nugalėtojus Eurovizijoje? Aš atsimenu tą Molitvą dainą, bet... Ar prisimena, netgi ten, nežinau, ta prasme, kažkokius kitokius švedų šimtų laimėtojų? Būtent, tai švedai visada atvažiuodavo su tokiu, žinai, kur kažkada mes irgi tą klaidą padarėm. Ten buvo Laura and the Lovers, su visa pagarba jai, bet buvo toks tipinis popsinis Eurovizijos gabalas, kur švedų standartas, dabar čia būtų ChatGPT, kur write me a perfect Eurovision songs. Tai iš to, žinai, tai man labiau patinka. Latvija atvažiavo, beje, latviškai dainuoja. Labai stipri daina, beje. Man irgi labai imponuoja tai, kad jie ir tą pop skambesį turi, bet kartu ir išryškina savo tą
etnopaslaptį. Tas tokios savotiškos vaidilutės ir ta vokalinė technika. Labai žavinga daina. Tai jie irgi seniai beje nedainavo latviškai, tai dainuos latviškai, bet beje, žinai, kas man yra įdomu, Lenkija, Justina grįžo po 30 metų, bet paradoksas ta, kad jinai jauniau atrodo dabar po 30 metų, nei tada atrodė prieš 30 metų. Ir grožio technologijos, ir yra patobulėjusios. Ir daina su daug daugiau energijos ir panašiai. Tai ji vos neatsitiko fiasko, negirdėjai, kad jinai įkvėpė dulkių ir sakė, ta prasme, nu vos, tai pavyko. Bet įdomiausia, kad pusė dalyvių net nebuvo gimę, kai jinai pirmą kartą dalyvavo. Mes Eurovizijoje esame matę, netgi nugalėtojai buvusių Eurovizijų dalyvavę, atstovavę savo šalims arba kitoms. Geriau ar blogiau pasirodo, bet kuriuo atveju amžiaus tarpsnis Eurovizijoje irgi nėra problema. Balkanai, kaip visada įdomi, man labai prajuokino. Beje, jeigu prakalbam apie kartas, tai grįžkim prie Katarsio. Man atrodo, kad Katarsio dainoje kaip tik yra, tu sakai, jinai yra sunki. Man atrodo, jos tikslas yra būti sunkiai, giliai, nes tam tikrą prasme tai yra to jaunimo, tos kartos dabartinės, kurios mes galbūt jau nebelabai suprantam, nuotaika ir tos galbūt kažkokios baimės, nerimas. Ir tai yra gili daina. Tai yra gili daina ir čia kažkas bandė daryti kažkokius apibendrinimus, kad, ką jūs ten, chebra, darot, kad tokius tekstus rašot. Bet, tos dainos neteina šiaip savaime, kaip čia. Čia jau tu kalbi kaip kūrėjas. Aš kalbu kaip kūrėjas, nes aš tą pajutau. Irgi viena yra, kai tu, žinai, kalbi kaip politikas, bet visai ką kita, ką supranta tavo rinkėjas. Tai čia šitoje vietoje mes matysim, ar Europa supras tą dainą, nes gale dienos tai yra vis tiek konkursas. Ir kad lietuviai nueitų su šypsena miegot ketvirtadienio pirmiausia naktį, tai reikia patekti į finalą, o antrą, tai aišku, tame finale irgi gerai pasirodė. Aišku, visada yra Britai, kurie dėl to nulio kovoja kiekvienoje Eurovizijoje. Tai viskas gerai, bet, čia šiuo atveju manau, kad nereikia pamiršti to, kad tai yra konkurso kampas ir kažkada LT United tą irgi labai gerai parodė, kad jie vis tiek ta rinktinė buvo labai, labai gabių ir turbūt topinių mūsų atlikėjų. Kartu ir buvo mūsų Saulius Urbanavičius, kuriam labai ačiū už pavadinimą mūsų laidelės ir ištrauką Biksų dainos girdim. Tai jie visi ten buvo ultragabus, bet jie nuleido į tą tokį lygį, kur, tokio, sakykime, masinio produktų. Tai to irgi nereikia pamiršti. Tai aš tikiuosi, kad vis tiek bus. Ir jeigu nebūtų buvę Lordi, galbūt mes būtumėm winners of the Eurovision. Gal, taip, bet Lordi ten buvo vienareikšmiškai, tikrai the best ir sakau, jie man tokie, juos Maneskinus, Ruslaną, aš taip dėčiau į tą tokį lygmenį, kur laimėjo ir negėda. O mano klausimas būtų štai toks. Europos parlamente Eurovizija kaip tema egzistuoja neformaliuose pokalbiuose? Be jokios abejonės. Tai vis tiek visi, čia irgi yra toksai valstybių kaip ir pasirodymas, tai kiekvienas nori pabrėžti savo valstybės, sakykime, tą tokį... Nesiunčia ten kokio vaizdo klipo su telefono numeriu, kad tu gal balsuok už šitą mūsų atstovą? Dar gal nesiuntė, bet per finalus gal prasidės tas aktyvesnis siuntinėjimas, bet tikrai man teko bendrauti su švedais, tai jie labai didžiuoja savo dainą ir tikisi pergalės. Ir man atrodo, jeigu jie laimėtų, tai jie aplenktų jau airius ir būtų daugiausiai kartų laimėję. Su prancūzais kalbėjau, tai jie taip tokį prancūzišką turi, kad vis tiek mūsų daina yra geriausia požiūrį, bet nebūtinai laimės, bet daina geriausia. Beje, paskutinį kartą, man atrodo, prancūziška daina yra laimėjus, ar ne, 88 ir Celine Dion dainavo. Taip, ir beje, man atrodo, jinai prisiminta yra šioje Eurovizijoje. Jinai netgi kalbėt žada, ar jau kalbėjo dabar, tiksliai, kalbės dar. Tai pažiūrėsim, pasižiūrėsim, tai jeigu tu statytum pinigus, už ką statytum? Man labai patiko Portugalai, aišku, jie nelaimės, bet man dažniausiai patinka Eurovizijoje dainos, kurios toli nuo favoritų lieka. Aš nenoriu prisikalbėti, bet man ir Katarsio daina labai patinka, nes noriu prisikalbėti ir statyti, tai aš labai tikėčiau Katarsiu.
ir jų Super. daina, bet manau, kad vis tik greičiausiai švedai turi daugiausia šansų. Man ta daina tikrai irgi imponuoja. Gerai. Tai va, pamatysim. Tai gal lažinamės? Iš ko? Nu, nežinau. Iš švedų pergalės, tai kad aš sakyčiau, tai tada aš turiu kokį nors tokį netradicinį pateikti, kas gali laimėti, ir dabar aš galvoju, kas ten dar gali laimėti. Nes šiaip tai... Bet man atrodo, mes abudu sutinkam, kad švedai yra favoritai. Švedai, bet tai nėra ginčo. Estas gali nustebinti, manau, kad... Bet aš ir italų neatmesčiau. Šiaip italai paskutiniu metu žiauriai stipriom dainom atvažiuoja. Ir visada atrodo labai gerai. Jie visada buvo muzikaliai, istoriškai stiprus, bet jie diktavo madas, jie buvo prigesę, jiems taip. Nepatiko Eurovizija, po to jie sugrįžo ir sugrįžo pakankamai stipriai. Tikrai. Bet čia šita daina, man atrodo, yra ta, kuri nelaimėjo Sanremo festivalio, beje, ta, kuri laimėjo, negalėčiau atsisakė. pasakyti. Kaip Moldova. Taip. Pas juos jie turėjo laimėtoją, tada sako, bloga daina, nedalyvauja. Taip, būna taip. Kartais kūrėjams, muzikantams taip nutinka. Tai pabaigai vis tiek čia visi žiūrės Euroviziją, tai ką tu rekomenduosi visiems pasiklausyti dar kartą ir patirti katarsį? Absoliučiai. Aš kviečiu sirgti. Patinka ta daina, nepatinka, bet yra mūsų atstovai milijonams. Manau, kad nesiginčia. Šimtams milijonų žmonių skambės lietuvių kalba ir graži daina. Man atrodo, mes tikrai galim tuo didžiuotis ir sakau, grupė yra kūrėjai, grupė yra atlikėjai, tai nėra kažkokie tai, na žinot, visi ten pagal fonogramą groja, bet jų tai daina yra sukurta, sugrota. Šiemet mes turim Katarsį, kuris tau patinka, bet tai Skaiders, kad nebūtų kaip Moldovai, kur sako, visos blogos dainos nevažiuojam, kad nebūtų mums tokį vieną dieną tokio, tai ar Skaiders susivienis Eurovizijai kada nors? Nemanau, žinau. Mes esam vieną kartą atrankoje dalyvavę, visai smagu buvo, bet nemanau. Nors kas ten gali žinoti, gyvenimas yra žavingas tuo, kad kartais atsikeli vieną rytą ir matai, ir dalyvauja Eurovizijos atrankoje. Tau ateina kažkokia žinia iš kažkur. Gerai, tai supratau, kad tu atviras esi pasiūlymam. Pagalvos. Na ką, Virginijau, tai ačiū tau labai, buvo be galo smagu pasišnekėti, ta valandėlė pralėkė kaip reaktyvinis naikintuvas čia ir labai nekantriai lauksiu mūsų kito susitikimo ir tikėkime, kad bus apie daug ką pasišnekėti. Tai temų netrūksta. Iki kitų kartų. Iki.